Dabar jeigu čia būtų vat, pradžia ir pabaiga, kaip ir sakėm, nuo A iki B tas taškiukas, tai aišku, ten tas labirintas yra visoks išsiraizgęs, nėra to tokio tiesaus taško, bet ką mes galime padaryti? Nuo ko pradėti? Pavyzdžiui, jeigu mes pradėsime nuo pasiruošimo žvejybai, tai mes tada galim, čia pasiruošimo žvejybai rašau, į tą. Tai čia yra kas? Ką mums reikia daryti, kas tai yra pasiruošimas žvejybai. Bet svarbiausias dalykas, kaip žiūrėjome rankos, būtent kaip tai daryti. Ir aišku, tas kaip tai daryti irgi turi tam tikrą tikslą. Tai yra, mes nenorime tų dalykų, kurie nereikalingi, kad jie painėtų su mums po kojomis. Tai ką mes galime pirmiausiai pradėti ir, pavyzdžiui, daryti? Aha, pasiruošimas žvejybai. Ir ne konceptais dabar darysime, o darysime grinai po mažiuką taškiuką. Po mažiuką tą žingsnį. Tai yra, pavyzdžiui, pasiruošimas žvejybai. Tai gali būti, nuo ko pirmiausiai. Čia labai paprastai aš padarysiu, bet tiesiog, kad tą visą pagautumėt supratimą. Ir taip, žinokit, žmonėms padarius, jeigu sudėliotumėt, nei vienas žmogus negali po to suklysti. Tai yra, pasiruošimas žvejybai, nuo ko pradėsim. Sakykime, tenai susidėt. Ir žiūrime visą laiką nuo pat pradžios, kas pirmiausia, jeigu pasiruošimas žvejybai, tai pavyzdžiui, susiplanuojame, čia mažai rašysiu, bet tiesiog jūs, manau, matysite. Susiplanuojame, ir čia vėl susiplanuojame, tai yra, pavyzdžiui, pasirenkame laiką ir vietą. Pirmas. Ne? Toliau žiūrime toliau žingsnis. Kas toliau eina? Toliau, jeigu pasirinkome laiką vietą, susikrauname žvejybos reikmenis. Čia vos negaunasi kaip tas to-do listas, čia kaip, ką daryti, ne? Kaip čia, darbų sąrašas vos ne. Tai pasirinkame laiką ir vietą. Ir ką mes dabar darome, tai yra būtų, kaip idealiame pasaulyje viskas būtų. Kaip idealiame pasaulyje viskas būtų. Tai pasirinkam laiką vietą, susikrauname žvejybos reikmenis ir aišku žiūrime, kad nebūtų vėl tų ten pasiruošimas žvejybai, ne, kad ten, sakykime, pasirinkame laiką ir vietą, netgi irgi šiaip turėtų būti procesas. Jeigu taip, žiūrėtume, čia aišku labai juokingai galbūt atrodytų tokį, bet, pavyzdžiui, kitose srityse tai yra labai reikalingi dalykai, nes žmonės tiesiog nesupranta ir nežino, ar kai prašai jų padaryti vieną, jie padaro visai kitą. Tai pasirinkame laiką ir vietą, susikrauname žvejybos reikmenį, susikrauname, čia toliau. Toliau trečias būtų, sakykime, laikas, susikrauname žvejybos reikmenis, tada keliaujame, arba važiuojame. Važiuojame ir, pavyzdžiui, čia buvo, atsiprašau, ten nuvykimas į žvejybą, tai čia jau bus kitas žingsnis, tai gerai, tai dabar parodysiu, kaip visą tai darome. Tai dabar, sakykime, važiavimas jau bus kitas žingsnis, loginis, ne, paaiškinimas. Tai dabar, kaip mes galime, pavyzdžiui, tą padaryti? Tai yra, pasirinkame laiką ir vietą, pasirinkome viskas gerai, susikraujame žvejybos reikmenis. Ne, atrodo viskas idealu, nes sekantis žingsnis koks būtų, sekantis žingsnis būtų, kurį mes ir padarėme, kad jau kur vienas to, ką reikia padaryti ir kaip tą padaryti, sekantis žingsnis turėtų būti jau antram, tai yra nuvykimas į žvejybą. Tai jeigu čia rašyčiau, nuvykimas į žvejybą. Karoli, jeigu tau parodyti, tai įsivaizduok, kad yra sąrašas, horizontaliai būtų ten tie visi, žinai, pasiruošimas žvejybai, nuvykimas į žvejybą, toliau tas, ne, o nuo viršaus į apačią po jais yra ten pasiruošimas žvejybai, jeigu pirmas tas namelis, sakykime, pasiruošimas žvejybai, tai tada tie pasirinkame laiką, susikrauname žvejybos reikmenis, eina iš viršaus į apačią. Įsivaizduoja, ne, maždaug, kad kaip būtų lentelė kokia, tai tie dalykai yra iš eilės. Tai jeigu čia yra nuvykimas į žvejybą, čia jau bus sekantis žingsnis, ne, atrodo viskas logiška. Taip, pasirinkom laiką, susikrauname žvejybos ten reikmenis ir viskas, ir toliau sekantis žingsnis bus, tai yra nuvykimas į žvejybą, kur, aišku, pirmas žingsnis turbūt būtų, tai yra nuvykimas į žvejybą, tai kas būtų? Tai yra važiuojam. Važiuojam į vietą, ne? Taip, gal paprastai pavadinsime. Tai atrodo labai paprasta, bet
kas gali blogai nutikti. Ir mes žiūrime, dėl to ir pažiūrėjome. Pirmiausiai pažiūrime, kas idealiai būtų. Dabar žiūrime, kas galėtų, pavyzdžiui, būti ne taip, nes labai paprasta, ne, kad, darykime tą, bet gyvenime dažniausiai iškyla tokių problemų, kurios sunkiai sprendžiamas, arba kurios tiesiog, arba nenumatytos būna, arba tiesiog, kurias reikėtų aprašyti, arba kaip išspręsti jas, nes dažniausiai užtrunkama laiko ant paprasčiausių dalykų neišsprendimo, arba ten, kaip tą padaryti. Bandžiau tą, bet nesigavo, kaip čia dabar išspręsti. Tai va dabar pasirinkame laiką ir vietą, kaip ir viskas liuks. Turėtų būti, bet pavyzdžiui, susikrauname žvejybos reikmenis ir čia irgi atrodo, viskas liuks, bet pavyzdžiui, važiuojam į vietą, prieš tai, pavyzdžiui, gali būti kažkoks tai, ar tai audra, ar tai dar kažkas, tai dėl to pirmiausiai, ką galime netgi praleidom ir čia labai gera pamoka yra. Tu negali prieš nupaišydamas arba surašydamas sąrašą, nuspėti visus dalykus, kurie egzistuoja. Tik tai išrašęs, tik tai išdėjęs, sakykime, padėjęs ant popieriaus viską, ką jau galvoji, tik tada matant tą paveikslėlį, tik tada gali smegenys koncentruotis, ko dar trūksta, nes visa kita kaip ir matai, bet tada gali matyti tų taškių, kur praleidai kažką, ko nežinojai, o žmonės dažniausiai ką būna, galvoj bando viską išsigalvoti, tada susirašo ir bum, ir tada kažką praleido ir viskas neveikia. Tai pavyzdžiui, pasirinkant laiką ir vietą, ką mes galėjome dar padaryti plius, tai yra pasitikrinam, sakykime, čia pasirinkom laiką ir vietą, tada pasitikriname orų prognozę, ne? Šitoje vietoje, pasirinkame laiką ir vietą, pasitikriname orų prognozę ir dabar, pavyzdžiui, jeigu būtų problema su oru, būtų ten koks nors ten škvalas, pranešimas ir taip toliau. Vos galėtume tokį, čia aišku, aš tik tai rodau tam tikrą kalbą, kurią naudoju, bet realiai galima ir pačiam pasidaryti. Tiesiog čia pasirenkame orų prognozę. Realiai mes čia, šitoj vietoj šalia, šitoj vietoj galėtume parašyti dar, kaip išspręsti tą pasirenkame orų prognozę, ne, kad tiesiog arba pasirinkti kitą laiką, arba tiesiog persiplanuoti ir tam tikros sąlygos gali būti ir taip toliau, bet ką mes padarėme, kad mes, pavyzdžiui, kažkas atsitiko, ko anksčiau nematėme ir bum, jeigu kas nors, pavyzdžiui, oras netiktų, tai kaip tada? Čia sakau vėl, labai paprastas pavyzdys su ta žvejyba, bet daugelį ir beveik visose techninėse srityse tai žmonės nesupranta ir nežino, kaip tą teisingai pateikti. Tai va taip galime apeiti. Ir dabar tenai, jeigu pasitikrinime orų prognozę, aišku, du variantai vėlgi, ne? Arba taip, arba ne. Ir galime išspręsti. Jeigu taip, toliau einame čia, o jeigu ne, tai tada logiška būtų, kad kažkaip reikėtų pateikti. O geriausias variantas tai yra, kad nemaišytų tiesiog tam idealiam keliui mūsų dedame dešiniau ir šalia, čia kaip pavyzdys, ir labai gražiai ten galime, sakykime, surašyti, vėlgi čia sakau kaip pavyzdys tik tai, bet surašyti maždaug kaip išspręsti tą problemą. Ar ten eiti kažką atgal, arba pasirinkti kitą vietą, ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir dabar ten vėl nuvykimas į žvejybą, važiuojam į vietą, gali būti pasistatome. Tai aišku, tokių galima netgi kitokių dalykų, vos ne, važiuojam į vietą, žodžiu, prieš važiuojant galima tenai, pasitikrinti mašino, ne, ten benzino yra, sakau, iki tokio smulkumo galima dar rašyti, bet įsivaizduokit, kai taip susirašote, ne, ant kiek palengvėja tas visas, jeigu, ir kas įdomiausia, šitas procesas daro tokius du dalykus, tai yra tik tai tada dvi klaidos, arba du variantai, kaip gali būti, kad kažkas neišeitų, tai yra arba pats procesas blogai surašytas, jeigu po žingsnį darai ir kažkas nesigauna, tai pats procesas surašytas, arba žmogus nesilaikė proceso. Tik du variantai yra. Arba tas, arba tas. Ir jeigu tai žmogaus klaida, jeigu tikrai surašytas procesas labai idealiai, labai gražiai, reiškia, kad žmogus tas pražiopsojo kažką, nepadarė teisingai ir taip toliau. Įsivaizduokit, jeigu mes, pavyzdžiui, pasirinkome laiką, vietą arba ten, sakykime, prognozę blogą ir šitoj vietoj neišsprendėm, tada įsivaizduokit, kaip tas nuvažiavimas į vietą, pasistatymas ir taip toliau, kaip jie visi gali
iškrypti iš kelio ir netgi nesik, nes, pavyzdžiui, aprašinėsi ten žvejybą, užmesk, žiūrėk ir taip toliau, o ten, žodžiu, pila, žaibuoja ir taip toliau, ir tu net tos plūdės nematai, ne, visai kitokią plūdę reikėtų. Nu, suprant, ne, kad žingsniai, jeigu nepasirūpinsi jais, jeigu ir ypač su kitais žmonėm dirbant, jeigu neaprūpinsi jų, dėl to net neįmanoma svajoti apie kažkokį rezultatą, nes bus visas laikas praleistas tam kelyje. Ir yra, čia iš tikro kalba, aš netgi atsiųsiu jums rusišką variantą, kur visą tai parodyta. Čia tokia, aš iš Algirdo Karalius, mane Algirdas išmokė. Čia yra tokia drakono kalba, kur rusai naudojo raketas paleisti. Ir netgi vienintelė kompanija Amerikoje, kuri dabar naudoja, tai yra Boeingas. Ir aš su amerikiečiais teko dirbti su tikrai žmonėmis, kurie ten daug, sakykime, moka, ne, daug visokių informacijos moko. Galiu pasakyti taip, kad nei vienas iš jų netgi turi video atsiliepimus, kur dirbau tikrai ten ir Tony Robbinso viena sakykime, ta 20 metų su juo dirbo. Ir jie, žinokit, beveik niekas nežino savo proceso. Jie moko žmonės, bet jie nesupranta netgi, ką jie moko. Ir aišku, aš turiu patvirtinimus jų pačių ir video, ir jie pristatė šitus dalykus, aš jiems padėjęs ne vieną tą sukurti. Bet paprasčiausias pavyzdys, ne, kaip galima apeiti. Ir įsivaizduokit, jeigu to nėra, ir įsivaizduokit, jeigu būtų visas taip paprašyta, aišku, čia aš beveik nieko neparodžiau, kas ten labai svarbu, sakykime, kaip išspręsti tam tikras problemas, bet įsivaizduokit, būtų aprašytas, jūs patys apsirašytumėt, pavyzdžiui, procesą, ne, ten kažkaip susirašėt, ką daryti ir taip toliau, bet, pavyzdžiui, pasiruošimas žvejybai, ten tą daryti, jeigu tas, sakykime, neišeitų arba tas, bet negalvoji visko iš karto, o dėliojasi pirmiausiai, tai yra idealus kelias, ne, kaip būtų idealiam pasaulyje. Darom tą, gaunam tą, susirašot ir tai atrodo, va kaip turėtų būti idealiai. Ir mes tada einam ir ieškom, kai susirašėm, mes tada matom, ką praleidome, kad kažkas, ir mes jau, mūsų protas laisvas, atsilaisvinęs nuo visų kitų dalykų, ir mes galime žiūrėti, kas mums dabar svarbu, kaip, čia galbūt tas išeina, gal to praleidom, ar tikrai tokia seka būtų, kad, žodžiu, jeigu tos sekos sumaišytas, tai bus kvaila, ne, jeigu pirmiausiai pasitikrinam orų prognozę ir po to tik tai pasirinkam laiką ir vietą, čia kaip pavyzdys, ne, tai gal pirmiausiai pasirinkam laiką ir vietą ir tada pasitikrinam prognozę, jeigu ne, tada vėl pasirinksim naują laiką ir vietą. Ir va taip atsilaisvinam protą ir tada jau, kai susirašom idealų mūsų kelią, nuo viršaus į apačią, mes tada viską, ką dėliosime, kas blogai, kaip išspręsti, dėsime šone. O įsivaizduokit, pavyzdžiui, jeigu mes čia pridėtume, čia man sunku kalbėti, aišku, galbūt, kadangi tų nėra pavyzdžių dabar parodyti, bet įsivaizduokit, pavyzdžiui, būtų ten vienas sprendimas ar kitas, kur būtų dešinėje. Tai jeigu mums nereikia tam tikrų dalykų, tai mes ir net nežiūrime į tuos dešinę, kaip išspręsti tą, nes ten dažniausiai kaip būna aprašyta visur. Kad, žodžiu, nėra tokio išskaidimo ir tikrai patikėkit, dirbau tiek su, kurie atseit tos procesus išmano ir taip toliau, nei vienas nei iš tos kalbos ir ergonomijos nenaudoja visiškai, o čia rusų gal 5 ar 4 institucijos kūrė tais laikais, kai reikėjo 72 metais ir kelintais tenai. Ir surado, parašė netgi kalbą, kur bet kas, bet kaip galėtų labai greitai ją susigalvoti, aš sakau, atsiųsiu jums, bet įsivaizduokit, ant kiek, ir pagalvokit patys, kiek jūs savo dienoje, pavyzdžiui, galvojant, planuoja dienotvarkį, ant kiek jūs sumalat savo protą, kad jisai po to iš vis nenori net dirbti. Nes, kaip ir sakiau, 2-3 dalykai, kur iš karto norit fokusuotis, jau yra ant apkrovimo ribos. 4-5 jau viskas, jau jūs esat smegenų perkrovime. O va taip darant, susidėliojant tam tikrus darbus, nereikia galvoti, pasiruošimas žvejybai ten susidėliota, nereikia perbėgti, matai, viską susirašai ant lapo paprastai, jeigu kažkas neišeitų, ne, čia va štai kaip sprendimas bus ir taip toliau, ir štai kaip galima įspręsti. Parodysiu su pavyzdžiais ten, žodžiu, kaip, pavyzdžiui, kaip įsėsti į autobusą, kaip tą žvejybą, kaip nudažyti tvorą ir taip toliau, ir viskas labai pamatysit patys, kaip yra paprasta gyvenime. Tai kaip ir šito, kaip ir viskas, čia gal tik tai nupiešiu dar pagrindinius tokius, kaip turėtų būti, kaip jisai atrodytų pilnai tas pats.
Įsivaizduokit, vat, kad čia tiesiog, čia background'e būtų, bet tiesiog eina. Aš norėjau paklausti, ar visi mato, nes man čia kažkaip atsijungia ir nerodo, pasibaigė, ties važiuojam į vietą, kiti mato viską. Turėtų matyti visi kiti. Atsijungia kas? Jis man rekonektina, tai tiesiog pasibaigė kažkurioje vietoje ir daugiau nematau. Nieko, aš tiesiog atsiųsiu, gerai. Bet iš esmės, tai aš tau rodžiu, atsimeni Dainių. Aš tau rodžiu. Bet ten sunkiai kažką žiūrėjau. Tai atsiųsiu. Bet šiaip turit klausimų iš šito, nes čia tikrai, žinokit, yra svarbu, kai norima kažką efektyviai nuveikti, nes jeigu tikrai smegenys persikrovia ir dažniausiai būna tiesiog per daug dalykų vienu metu galvoje ir tada ir net liekam tų, kuriuos dabar nusistatę daryti ir taip pat tiesiog tuo pačiu metu mes galvojam apie kitus dalykus, kur irgi sumenkėja ta tiesiog vertė, kaip ir sakiau, kad širdis kaip saulė, o protas kaip padidinimas stiklas. Tai įsivaizduokit, tiesiog padidinimas stiklas yra sudužęs, nes bando į visus nekoncentruoti į vieną vietą, bet tiesiog sklaidosi visur. Ir tiesiog galbūt apšviečia biškutį, bet jokio efekto ir jokio pasikeitimo ten temperatūroje negali būti. Man tai Ramūnai tokie truputėlį prieštaravimai, aš dabar galvoju, jeigu tu darai, žinai, iš širdies viską, tai ten tas viskas tau eina kaip sviestų patepta, ar tu negalvoji ten apie, žinai, tuos konkrečius kažkokius veiksmus. Taip, bet pagalvok, pavyzdžiui, perteikti kitam žmogui, ne? Jeigu norėtum tikrai perteikti kitam žmogui. Netgi savo pačiam, jeigu norėtum, ne, iš širdies. Tai norint labai greitai eiti į priekį ir judėti ir daug padaryti, ne, tavo protas, tu užsivežęs, viskas gerai iš širdies darai, bet tavo protas turi žinot, ką jisai daro. Kad jisai tuo pačiu metu jisai nebėgiotų ir nešokinėtų šimtuose dalykų. Teisingai? Tai čia santykiuose su kitais žmonėmis reiškia, ne? Čia apskritai tiek savo, tiek su kitais žmonėmis, jeigu nori kažką pertikti, tu negali jiems aiškiti konceptų, nes tu juos tik tai subalamutinsi. Ypač apie tai, kad jeigu jie kažko nežino ir tu žinai ir nori jiems parodyti ir paaiškinti, tu negali konceptais mėtyti. Tai yra, negali sakyti, žodžiu, tai mes dabar padarysim tą, mes ten reikia tą padaryti, tą, tu sakai, mes užvesim Boeingo variklį, mes, žodžiu, tenai atjungsim navigacinę sistemą ir taip toliau, ir jisai tą girdi, jisai nieko nesupranta, ką tu jam sakai. Čia tas pazinai, kaip padarysim puslapį, padarysim tą pardavimo tunelį, tada nueinam pas klientą, užduodant tam tikrus klausimus, čia yra viskas konceptai. Ir jeigu nori detaliai pertikti, tiesiog yra paprasčiausias tas seka, kaip ką tik parodžiau, kaip susidėlioti bent jau darbus arba perskaityti, arba čia organizacijoje apskritai yra, kaip susidėlioti darbus, kad jie iš tikrųjų būtų supaprastinti ir kaip tą visą procesą padaryti taip, kad iš tikrųjų būtų labai paprastai matoma. Principė gaunasi, tu danguje ten skraidžiai žmogus ant žemės, tai tu šitoj vietoje jam tą tunelį nutiesi, kad jis iš tikrųjų matytų, tada taip išeina. Aišku. Čia žinai, kaip būtų kaip du žmonės skirtingomis kalbomis. Pavyzdžiui, aš lietuviškai, o kažkas programuotojo kalba. Taip. Tai čia va tas, pažinai, tą ir padaryti, kad bendras susikalbėjimą, jeigu norima rezultatas bendras kažkoks tai būtų. Šito kažkokių klausimų bus? Kuku? Aliau, ar turit kas nors? Viskas gerai, supratom. Viskas gerai. Sakiau, neįdomu bus, ne? Gerai, judant toliau tada. Perinam tada į pačią įdomiausią vietą. Dalykus visus, tu jau išeinu iš čia. Gerai. Tai pereisim, pirmiausiai paimsiu temą tokią ir greitai perbėgsim dėl tos laimės. Manau, kiek su visais dirbome, visi pamatėt, kad žmonės visi, kad ir kaip bebūtų, jie visi to pačio nori. Tai yra mylėti save, priimti save, nes kaip pagalvojame, pavyzdžiui, čia su daugeliu yra kalbėję, bet nemanau, kad per webinarą dar galvoti.
jeigu mes esame per 9 mėnesius, pasaulis, visata, bet kad ir kas ten pavadinkime Dievas, jeigu per 9 mėnesius sukišo ir sugeba padaryti pačią sudėtingiausią būtybę pasaulyje, tai viską, ką mes turime, viskas, kas mes esame, yra reikalinga tam, kad ir tai priklauso mūsų ir būtent tas yra stebuklas.